Taip, po truputėlį įsipatoginam į namuką. Atvykom prieš gal kokį pusvalandį. Ir jaučiamės kaip namuose iš tikrųjų. Atvykom ir jaučiamės tikrai kaip namuose. Tas jausmas toks, kad tu grįžai į savo namus. Kažkur kitur į savo namus. Tai labai labai smagus jausmas. Net mano kaimynė duris atsidarė. Parodysiu. Čia tokia močiutė gyvena. Tai labai gražus oras, temperatūra labai šilta. Atvykom spalio 18. Anglijoje išvažiavom, buvo gal dienos metu gal būtų buvę kokia 14 maksimum, bet šičia atvažiavom, tai 24 rodė mašinoje. Tikrai karšta ir tikrai važiuosim prie jūros. Greičiausiai ne šiandien, bet gal kažkurią dieną, nes mes atvykome čia visai savaitei. Tai atvykome šeštadienį ir išvyksime šeštadienį kitą. Tai va, tai tikimės, kad pavyks išsimaudyti jūroje. Šiaip kiekvienais metais pavyksta jūroje išsimaudyti, tai kodėl galėtų nepavykti ir šiais metais. Tai va. Tokie reikaliukai. Štai kokia graži diena mūsų pirma atvykus. Ir balkoną reiks pabaigti dažyti. Nudažiau tik pusę, anasik. Dėl to, kad tuo metu, kai pradėjau dažyti ir visas kitas dienas lynojo. Būdavo tik pradedu dažyti ir pradeda lynoti. Tai liko šitą pusę visą pabaigti dažyti. Va, per šį atvažiavimą dabar mes dažysime šitą kažkurią dieną, kol gražios dienos ir nelyja. Bet šiaip labai gražu ir labai ramu. Labai ramus miestelis, labai rami vieta. Nesigirdi jokių autostradų, nesigirdi. Labai ramu. Tylu ir ramu. Tai ir taiku. O ten va jūra, tai mes važiuosime prie jūros. Nuo čia iki jūros kokia 10 kilometrų. Tai jeigu tais mažais kaimukais ir miesteliais, kurie yra va štai ten apačioje Altavilos, nes Altavila yra ant kalniuko. Tai mes čia aukštai kaip randamės. O čia mūsų miegamasis. Aišku, lovas dar reiks susitvarkyti. Turim pripučiamą čiužinį. Mūsų stogas toks eina žemyn. Nelabai patogu, bet kadangi čia atostogų namukas, reikia daryti remontą čia, tvarkyti. Daug reikia čia tvarkyti. Užsiimti reikėtų kažkada tai, kai padaugės finansų. And just witness this. How beautiful it is. How beautiful. We need to take a picture maybe. Einame pasivaikščioti. It's a little chapel. Marija's SS delegacija. Ui. Mažytė koplyčia. Koplyčia. You picked a fine time to leave me, Lucille. 400 children and a crop in the field. We had some good times, lived through the bad times. It's time to hurry you. You picked a fine time to leave me, Lucille. Vaikštinėjam po miestelį ir norime užeiti į parduotuvę, į bariuką. Maybe it's further up.
This is a dance studio. We call it a dance school. Joseph's Dancing School, JDS Crew. Established in 1979. They dance. Like a ballerina. Like doing a handstand. Šiandien šeštadienis, taip, labai ramu. Why are you pausing? Radom suoliuką atsisėsti ir pasigrožėti vaizdais. Vakarėjančių dangumi. Dabar yra 4:30 vakaro. O, tiksliau 5:30 Italijoje. Čia tai angliškas laikas. Pas mano laikrodyje dar 5:30 vakaro. Toj saulė leisis ir bus labai gražu. Bus gražus saulėlydis. Matas ten nuėjo. Mojuoja kaip prezidentas. Kaip koks prezidentas. Labai smagu pasidėti. Temperatūra tokia smagi labai. Tokia nei šalta, nei karšta. Tokia maloni, netgi šilta, sakyčiau. Gal dabar kokia 23 šilumos, sakyčiau. Labai tokia maloni kūnui temperatūra. Labai šilta ir smagu. Prisėdom bariukyje ledų pavalgyti. Šitame bariukyje. Ir Matas buvo teisus, kad baras bus truputėlį aukščiau. O ten yra vaikų aikštelė. Ir italai į vakarą visi išlenda. Ir parduotuvės visos atsidaro vėl. Atsidaro apie 5 vakaro visus parduotuvės. Ir barai. Found ice cream. He is trying to beg secretly. Buongiorno. Katė valgo ledus. Ela pametė ledus ant žemės. Miestelis atgyja vakare. Žmonių daug išlenda. Taip atrodo 7 ryto Italijoje. Ten toliai matyti jūrą. Bus graži diena šiandien saulėta. Ir dangus toksai turi tokią melsvą rožinę spalvą. Tik vienas žmogus vandenį. Vanduo tai krištolinis, švarus. Louis! Oh no! O no, nebijok, taigi čia negilu visai. Jump! Opa! Bye-bye. Čia visai negilu. Oh no! Mes jau kaip toli nuo kranto ir dar negilu. The big wave. Woo! Oh no! Nebijok!
You okay, Nio, pasitaškyk. Kaip vandenukas? Šaltas ar ne? Fantastiškas vanduo. It's not left. Or is it right? Mes išsiruošėm šiandieną važiuoti Maratėją, pamatyti didžiulę Jėzaus statulą, turbūt didžiausią visoje Italijoje. Ir vairuosime 2 valandas, visa šeimyna, Matas. Buongiorno! Ir susitiksime tenai.